Ar žinojai, kad K2 yra pavojingesnis net už Everestą? K2 dažnai vadinamas žiauriuoju kalnu. Tai vieta, kur net patys patyrę alpinistai susiduria su negailestingomis audromis, stačiais ir apledėjusiais šlaitais bei stingdančia realybė. Čia nėra vietos klaidoms. Skirtingai nei Evereste, kur tūkstančiai bandė ir daugeliui pavyko, K2 išlieka kur kas pavojingesnis ir mirtinesnis iššūkis. Čia, šiuose klastinguose keteriuose ir sniego laukų plotuose, kai kurios drąsiausios moterys alpinistės istorijoje patyrė ankstyvą ir tragišką žūtį. Jos kopė vedino svajonių ir ryžto, tačiau jų likimus nulėmė jėgos, kurių jos negalėjo kontroliuoti. Sniego uraganai, lavinos ir staigus slystelėjimai į bedugnę. Evereste maždaug 1 iš 16 alpinistų neišgyvena. Tačiau K2 tas skaičius išauga iki 4 iš 16. 25% alpinistų neišgyvena. Neįtin geri šansai. O moterims iš mūsų šiandienos sąrašo tai siaubingi likimai. Kaip visada, žiūrovų nuožiūra yra rekomenduojama. Tarkime, jūs stovite ant antro pagal aukštį kalno pasaulyje viršūnės. Jūs ką tik įkopėte į 28 251 pėdų aukštį, aukščiau nei beveik bet kuris kitas taškas žemėje. Jūsų plaučiai reikalauja oro, o veide jaučiate aštrų šalančio vėjo dūrį. Tačiau visa tai dabar nesvarbu, nes jūs tai padarėte. Jums pavyko. Būtent taip jautėsi Liliane Berar 1986 m. birželio 21 dieną. Ji stovėjo ten, pačiame K2 viršuje kartu su savo vyru Morisu. Vėjas staugė, o sniegas buvo visur. Tačiau tuo momentu niekas daugiau nesvarbu. Jie buvo kartu pasaulio viršūnėje. Tačiau ant K2 pasiekti viršūnę yra tik pusė kelionės. Tikrasis išbandymas yra nusileisti atgal. Kai Liliane ir Morisas pradėjo leistis žemyn, oras ėmė blogėti. Iš pradžių tai buvo tik keli debesys. Tada pradėjo stiprėti aštrus vėjas. Per kelias valandas užklupo tikra audra. Įsivaizduokite tokį tankų sniegą, kad vos galite matyti savo ranką priešais veidą. Vėjas drasko tave ir kiekvienas žingsnis tampa kova. K2 pūgoje temperatūra greitai krenta, o viskas atrodo juda lėtai, tarsi sulėtintame filme. Būtent ten Liliane ir Morisas atsidūrė, įstrigę sniego audroje, aukštai viename iš pavojingiausių žemės kalnų. Jie žinojo, kad jiems kuo greičiau reikia prieglobsčio, todėl surado siaurą atbrailą ir susiglaudė, bandydami sušilti, kol audra siautėjo toliau. Tačiau valandoms slenkant lėtai, kiekviena akimirka darėsi vis šaltesnė už ankstesnę. Jie jautė, kaip jų jėgos silpsta, o kūnai kovoja vien tam, kad išliktų šilti. Liliana žinojo pavojų. Ji žinojo, kad kalnas nesirūpina, kas tu esi, ar ką jau esi išgyvenęs. Kalnas jau buvo pasiglemžęs daug gyvybių ir dabar jis artėjo prie jų. Audra siautė visą naktį. Todėl ryte jie vis dar buvo įstrigę, išsekę ir sušalę. Jie bandė judėti vėl, bet šaltis buvo per stiprus. Lilianos kūnas pradėjo nebefunkcionuoti. Ji vos galėjo pakelti kojas. Vėjas buvo negailestingas imtynininkas, talžantis juos iš visų pusių ir verčiantis atsitraukti su kiekvienu žingsniu. Kol galiausiai Lilianai teko pargriūti. Ji stipriai pargriuvo, o sniegas akimirksniu ją užklojo. Nors Morisas buvo visai šalia, akinančia audra juos išskyrė. Ji bandė šauktis, bet jos balsą prarijo vėjo ūžesys. Ji bandė atsikelti, bet jos kūnas neklausė. Įsivaizduok, kaip guli ten, jauti kaip šaltis vis giliau skverbėsi į kaulus ir žinai, kad gali neišgyventi. Kas žino, ką ji galvojo? Ką mes žinome? Tai, kad paskutinėmis akimirkomis ji buvo viena, apsupta tik vėjo ir sniego. Kai audra pagaliau nurimo, gelbėtojai rado Lilian šaltą ir sušalusią kūną siauroje atbrailoje, būtent ten, kur ji buvo nukritusi. Tačiau Morisas, jos vyras, buvo dingęs. Dienos virto savaitėmis, tačiau apie jį nebuvo jokių žinių. Gelbėtojai galėjo tik spėlioti, kaip toli audra jį nunešė. Praeis 12 metų, kol jo kūnas bus pagaliau rastas gerokai žemiau kalno, nei kas nors tikėjosi. Kaip ir jo žmona, K2 jam neparodė jokio gailesčio. Liliane Barnard buvo viena iš nedaugelio moterų, kurioms pavyko pasiekti K2 viršūnę. Tačiau kalnas atėmė jos gyvybę, kol jų dar nespėjo nusileisti žemyn. Norėčiau, kad jos istorija būtų retenybė, bet tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, rodančių, koks negailestingas gali būti K2. Kita mūsų istorija dar liūdnesnė. Ji apie Julie Tullis, kino kūrėją, motiną ir alpinistę,
kuri niekada neatsitraukdavo nuo iššūkių. Skirtingai nei dauguma alpinistų, apie kuriuos kalbame, Džiulė ne visada buvo alpinistė. Iš tikrųjų, ji atrado meilę alpinizmui tik būdama 40. Prieš tai ji buvo dziudo instruktorė. Tačiau kai tik ji atrado alpinizmą, ji visiškai juo susižavėjo. Tai tapo jos aistra, jos būdu užmegzti ryšį su pasauliu. Ji netgi filmavo savo kopimus, užfiksuodama aukščiausių viršūnių grožį ir pavojų. Prieš imdamasi Kadų, Džiulė jau buvo įkopusi į kai kuriuos sunkiausius pasaulio kalnus, tokius kaip Nanga Parbatas ir Broad Peakas, kurių abu viršyje 26 000 pėdų aukštį. Ir ji tai darė filmuodama. Vadinasi, kartu su laipiojimo įranga turėjo neštis ir sunkia kamerų įranga. Ji norėjo parodyti pasauliui, kaip atrodo gyvenimas ten aukštai, retame ore, kur kiekvienas žingsnis yra kova. Tačiau Kadų buvo kitoks. Laukinis kalnas buvo galutinis išbandymas. Jis galėjo sustiprinti arba palaužti alpinisto dvasią. Ir Džiulė tikėjo, kad ji tam pasiruošusi. 1986 m. rugpjūtį Džiulė ir jos kopimo partneris Kurtas Dimbergeris prisijungė prie nedidelės grupės, bandančios įkopti į Kadų. Tuo metu tiek Džiulė, tiek Kurtas jau buvo patyrę alpinistai, gerai pasiruošę laukiančiam iššūkiui. Kopimas prasidėjo sėkmingai, o rugpjūčio 4 dieną jie stovėjo viršūnėje daugiau nei 28 000 pėdų virš jūros lygio. Akimirka atrodė, kad jie laimėjo, tačiau, kaip jau žinote, viršūnė yra tik pusė kelio. Tikrasis iššūkis yra nusigauti žemyn. Ir būtent tada viskas pradėjo griūti. Kai Džiulė ir Kurtas pradėjo leistis žemyn, oras staiga pasikeitė. Užėjo audra, vėjas pūtė daugiau nei 60 mylių per valandą greičiu, o sniegas krito taip stipriai, kad atrodė, jog jie buvo gyvi palaidoti. Jiems pavyko sugrįžti į 4. stovyklą, ir čia ši istorija tampa niūri. 4. stovykla yra viena aukščiausių stovyklų ant kalno. Ji yra maždaug 26 000 pėdų aukštyje, vadinamoje alpinistų mirties zonoje. Ji taip vadinama todėl, kad čia oras toks retas, jog deguonies yra tik apie trečdalis to, kiek jo yra jūros lygyje. Todėl jūsų kūnas pamažu pradeda išsijungti, stokodamas deguonies. Negalite valgyti, negalite miegoti, o aiškiai mąstyti tampa beveik neįmanoma. Džiulė pradėjo tai jausti. Pirmieji aukščio ligos požymiai ją stipriai paveikė. Tiems, kurie nežino, aukščio liga yra būklė, kurią sukelia nepakankamas deguonies įkvėpimas dėl aukščio. Tai tarsi turėti stipriausią galvos skausmą savo gyvenime. Jaučiatės apsvaigęs, skrandis susisukęs, o esate per silpnas net pajudėti. Tačiau tuo viskas nesibaigia. Jūsų smegenys pradeda tinti dėl deguonies trūkumo, o plaučiai prisipildo skysčio. Kiekvienas įkvėpimas tampa kova, tarsi lėtai dustumėte. Džiulė puikiai pažinojo šios simptomus. Ji jau buvo juos patyrusi ir žinojo, kaip su jais susidoroti. Bet niekada taip. Ta kartą buvo kitaip ir blogiau. Ir tada pasidarė dar blogiau. Išėjusi iš palapinės per pūgą, Džiulė paslydo ant apledėjusio šlaito, stipriai krito ant ledo ir susilaužė šonkaulius. Kurtas padėjo jai grįžti į palapinę ir įtempė ją atgal vidun. Tačiau Džiulė jautėsi labai blogai ir kentėjo nuo skausmo. Jie buvo įstrigę, o audra niekiek neslopo. Kelias dienas jie praleido toje palapinėje, susiglaudę vienas prie kito nuo šalčio, laukdami, kol audra liausis. Tačiau Kadų juos buvo sugniaužę savo gniaužtuose. Nebuvo jokio kelio išsigelbėti. Džiulė silpo labai greitai. Ji vos galėjo atsisėsti, gaudė orą trumpais, paviršutiniškais įkvėpiais. Aukšti vlaknių liga darėsi vis stipresnė, vis labiau alindama jos kūną. Kurtas bandė ją išlaikyti budrę, kalbėjo su ją, ragino nepasiduoti. Tačiau ji vis prarasdavo ir atgaudavo sąmonę. Jos lūpos pamėlynavo, o oda išbalo. Ji šalalo iš vidaus. Iki rugpjūčio 7 dienos buvo aišku, kad Džiulė ilgai neišgyvens. Ji buvo per silpna, jos kūnas per daug nusilpęs. Kurtas, jos partneris, sakė, kad ji pažvelgė į jį akimis, kurios pasakė viską. Ji pašnibždėjo, kad yra pavargusi ir jai reikia pailsėti. Tada audros viduryje ji užmerkė akis paskutinį kartą. Kurtas liko su jos kūnu, įkalintas audros. Po kelių dienų, kai audra pagaliau liovėsi, išgyvenusiai pradėjo ilgą nusileidimą. Džiulės kūnas buvo papildomas svoris, kurį reikėjo nešti kartu su įranga ir deguonimi. Jie turėjo ją palikti aukštai ant apledėjusių šlaitų. Tai buvo liūdna pabaiga šviesiai viltingai kelioniai. Džiulės mirtis sukrėtė daugelį.
Dži buvo alpinistė, pasakotoja, novatorė ir mama, kuri iki pat galo siekė savo svajonių. Ji suprato riziką, ji ėmėsi visų atsargumo priemonių. Tačiau Kadų kalne nesvarbu, koks esi patyręs ar pasiruošęs. Per akimirką ekspertas gali tapti bejėgių auka. Ir kartais tragedijos Kadų kalne nepasireiškia kaip staigios audros ar mirtini kritimai. Kartais tylūs pavojai, tie, kurių niekada nepastebi, pasiglemžia net ir geriausiai pasiruošusiųjų gyvybės. Ir nuotykių ieškotojas mūsų kitoje istorijoje apie tai sužinojo pačiu skaudžiausiu būdu. 2008 metų Liepą Cecilija Skok stovėjo ant Kadų viršūnės su rame pasitikėjimo išraiška, kokios tikėtumėsi iš žmogaus, kuris jau buvo įveikęs aukščiausias ir šalčiausias žemės vietas. Cecilija buvo įkopusi į Everestą, Denalį ir Cho Oyu. Taigi, jai pavojai ar ekstremalios sąlygos nebuvo naujiena. Ji buvo slidinėjusi tiek į šiaurės, tiek į pietų ašigalį ir tapo pirmąją moterimi pasiekusią tyrinėtojo didįjį slamą. Ji buvo patyrusi nuotykių ieškotoja. Ji buvo pasiruošusi viskam, arba taip ji manė. Jos vyras buvo šalia jos. Rolfas B., bendramintis alpinistas, kuris dalijosi tą pačią aistrą. Jie kartu buvo įkopę į daugelį viršūnių, tačiau Kadų užėmė ypatingą vietą jų širdyse. Tai nebuvo pirmas kartas, kai jie susidūrė su negailestingais Kadų šlaitais. 2005 metais blogas oras privertė juos pasukti atgal. Tačiau dabar po 3 metų jie buvo pasiryžę pasiekti viršūnę. Kartu. Jie pasirinko kopti į Kadų Sasin maršrutu, nes jis vedė tiesiai pietiniu kalno šlaitu. Šis maršrutas buvo sudėtingesnis nei įprastai, bet būtent tai juos ir traukė. Kopimas vyko sklandžiai. Jie užkopė į kalną rekordiškai greitai, o rugpjūčio 1 Cecilija ir jos vyras buvo beveik kalno viršūnėje. Oras buvo giedras ir viskas atrodė jų pusėje, kai jie pradėjo paskutinį šturmą į viršūnę. Rolfas, kuris buvo šiek tiek pavargęs ir kentėjo nuo aukštikalnių ligos, nusprendė pasilikti ir pailsėti kiek žemiau viršūnės. Tačiau Cecilija ir kitas alpinistas, Larsas Nesas, žengė pirmyn, vedini svajonės įeiti į istoriją. Cecilija ir Larsas pasiekė viršūnę. 2008 metų rugpjūčio 1 vėlyvą popietę. Tai buvo istorinė pasiekimas jiems abiem. Šiuo kopimu jie tapo pirmaisiais norvegais, kuriems pavyko sėkmingai įkopti į Kadų. Tačiau jie neužsibuvo ilgai. Jie žinojo kalno taisyklės. Jie turėjo kuo greičiau leistis žemyn. Šviesa pradėjo blėsti ir jie turėjo skubėti. Rolfas, kuris vis dar buvo išsekęs po kopimo, nušvito šypseną, kai juos pamatė. Jis džiaugiasi jų sėkme. Larsas pasiūlė Rolfui eiti priekyje, leidžiantis žemyn, bet šis atsisakė. Taigi, leisdamiesi žemyn, pirmas ėjo Larsas, paskui Rolfas, o Cecilija sekė iš paskos. Jie pradėjo leistis tą pačią vakarą, jų žibintai skrodė vis tirštėjančią tamsą. Jų žibintams skrodžiant tamsą, jie atsargiai leidosi stačiais apledėjusiais šlaitais. Kaip patyrę alpinistai, jie žinojo, kad viena klaida čia galėjo būti lemtinga. Bet tai buvo Kadų. Šiuose šlaituose kartais net ir atsargumas nepakanka. Jiems toliau leidžiantis, staiga per kalną nuaidėjo gilus griausmas. Žemė po Cecilijos kojomis smarkiai sudrebėjo. Cecilija suklupo, bandydama išlaikyti pusiausvyrą. Dži pakėlė akis kaip tik laiku, kad pamatytų mirksinti ir išnykstantį šviesos blyksnį. Cecilija galėjo tik su siaubu stebėti, kaip jos vyrą Rolfą užgriuvo krintantis ledas. Vieną akimirką jis buvo ten, o kitą jo jau nebebuvo. Kalnas jį prarijo. Cecilija šaukė Rolfą. Jos balsas skynėsi kelią per retą orą ir riaumojantį vėją. Bet atsakymo nebuvo, tik tyla. Larsas puolė pirmyn, desperatiškai ieškodamas jo tamsos glūdumoje, o Cecilija sustingo iš šoko ir netikėjimo. Džesi desperatiškai tikėjosi, kad jis yra saugus. Minutės atrodė kaip valandos, bet kai Larsas pagaliau atsiliepė, jo balsas drebėjo, kai jis ištarė žodžius, kurių ji niekada nenorėjo išgirsti. Rolfas dingo. Galime tik įsivaizduoti paniką ir širdgėlą, bet nebuvo laiko gedėti. Cecilija turėjo judėti toliau. Fiksuotos virvės, kuriomis jie kilo aukštyn, buvo arba užkastos, arba sunaikintos nuo sprogimo poveikio. Maršrutas, kuriuo jie atsargiai kopė aukštyn, per sekundę buvo nušluotas. Ji liko įstrigusi, daugiau nei 8000 metrų aukštyje mirties zonoje, be aiškaus kelio žemyn. Ji privertė save žengti vieną žingsnį, tada dar vieną. Ji nešėsi šoką ir baimę su savimi, susitelkusi tik į vieną dalyką
išgyventi leidžiantis žemyn. Valandos slinko lėtai ir skausmingai, kol Cecilija leidosi žemyn nuo kadų. Jos jėgos silpo. Retas oras apsunkino kvėpavimą, o jos kūnas skaudėjo nuo nuovargio. Bet ji negalėjo sustoti. Ji žinojo, kad jei nesiliaus judėjusi, neišgyvens. Todėl ji laikėsi kalno. Žingsnis po žingsnio leidosi žemyn tamsoje, žinodama, kad viena klaida gali būti lemtinga. Nors ji manė, kad neišgyvens, ji vis tiek ėjo toliau. Galiausiai ji pasiekė 4. stovyklą, išsekusi, bet gyva. Ta diena jos vyras ir dar 10 alpinistų žuvo ant kadų dėl ledo griūties. Tai išlieka viena iš mirtiniausių dienų šio kalno istorijoje. Kai Cecilija pagaliau sugrįžo į bazinę stovyklą, ji buvo perėjusi tikrą pragarą. Ji ėjo į istoriją ir kažkokiu būdu išgyveno žiaurųjį kalną. Tačiau kaina buvo per didelė. Ši atvyko į kadų kopti kartu su savo vyru, o išvyko likusi tik su košmariškais prisiminimais ir sudaužyta širdimi. Cecilijos istorija nėra vienintelė, kurią suformavo negailestinga kedų prigimtis. Kai kuriems alpinistams kalno šauksmas yra stipresnis už baimę prarasti. Kita istorija mums tai puikiai parodo. Alison Hargreaves atsiliepė į kalno šauksmą ir tai yra jos istorija. Įsivaizduokite tai. 1995 metų vasarą ir jūs stovite kadų papėdėje, žvelgiate į jo didingus šlaitus. Dangus giedras, oras retas ir jūs žinote, kad netrukus susidursite su vienu sunkiausiu savo gyvenimo iššūkiu. Būtent ten stovėjo Alison Hargreaves, 33 metų britų alpinistė ir 2 vaikų mama. Tačiau ji buvo čia ne tik tam, kad pasiektų viršūnę. Ji buvo čia tam, kad įeitų į istoriją. Alison nebuvo eilinė alpinistė. Net tarp alpinistų Alison buvo išskirtinė. Ir ne tik todėl, kad anksčiau tais metais Alison tapo pirmąją moterimi pasaulyje, kuri viena įkopė į Everesto viršūnę be papildomo deguonies ir apie ją rašė viso pasaulio laikraščiai. Taip pat todėl, kad Alison žiemą įveikė Aigerio šiaurinę sieną, būdama 6 mėnesį nėščia. Ji buvo ryžtinga, aistringa ir labai nepriklausoma. Ji buvo alpinistė, kuri tikėjo, kad viską reikia daryti sunkesniu būdu. Todėl, kai jis stovėjo prie kadų papėdės, jos tikslas nebuvo tik sėkmingai įkopti. Ji planavo vėl įeiti į istoriją. Šį kartą įkopdama į pražūtingiausią žemės kalną sunkiuoju būdu. Be deguonies, be aukštikalnių nešikų ir be jokių kompromisų. 1995 metų birželį Alison atvyko prie kadų kalno papėdės, pasiruošusi kopti Abruzzi Keteros maršrutu. Šis maršrutas pavadintas Abruzzi kunigaikščio, kuris bandė jį įveikti 1909 metais vardu, yra vienas populiariausių, bet taip pat ir vienas techniškai sudėtingiausių kelių į viršūnę. Jis pareikalavo daugelio alpinistų gyvybių ir kaip netrukus pamatysite, nesunku suprasti kodėl. Abruzzi špūras staigiai kyla nuo kadų papėdės ir tęsiasi negailestingų 11 000 pėdų maršrutu aukštyn pietryčių Keteros šlaitu. Tai negailestingas maršrutas, reikalaujantis ne tik jėgos ir ištvermės, bet ir neįtikėtinų įgūdžių bei plieninių nervų. Maršrutas prasideda nuo Hauso kamino, beveik vertikalios 2000 pėdų uolos ir ledo sienos, pavadintos amerikiečių alpinisto Billo Hauso vardu, kuris pirmasis ją įveikė 1938 metais. Alpinistai turi kilti aukštyn naudodamiesi katėmis ir ledkirčiais. Ši atkarpa tokia sudėtinga, kad ją įveikia tik patys stipriausi ir ryžtingiausi. Ir tai tik pradžia. Po Hauso kamino viskas tampa dar sunkiau. Toliau laukia atkarpa, vadinama Juodąja piramidė. Tai labirintas aštrių palaidų akmenų, kyšančių neįmanomais kampais, su ledo lopais, kurie slidesni už stiklą. Turi stebėti kiekvieną žingsnį ir tikrinti kiekvieną laikymosi vietą. Vienas slystelėjimas ar palaidas akmuo ir viskas baigta. Daugumai alpinistų nervai būna išbandomi iki ribos, kai jie lėtai kopia aukštyn, žinodami, kad nukritus galima nusiristi 1000 pėdų žemyn iki papėdės. Tačiau Alison nė vienas iš šių dalykų nesulėtino. Ji toliau veržėsi į priekį, nuosekliai kopdama į kalną, akimis įsmeigusi žvilgsnį į viršūnę. Tačiau tą vasarą oras nebuvo jos pusėje. Audros diena po dienos talžė kalną, priversdamos alpinistus vėl ir vėl trauktis atgal. Vienam iš jos komandos narių, tautiečiui Alanui Hinkiui, pavyko pasinaudoti ankstyvų orų pagerėjimu ir pasiekti viršūnę prieš blogėjant sąlygoms. Tačiau Alison neskubėjo. Ji buvo kantri ir atsargi. Ji žinojo, kad K2 nėra paprastas kalnas.
Iki rugpjūčio 6-osios Ellison buvo 2 kartus pasiekusi 3-ąją stovyklą ir 1 kartą 4-ąją stovyklą. Kiekvieną kartą bandydama kilti aukščiau, oras blogėjo. Ji turėjo sustoti vos aukščiau nei 26 000 pėdų. Dauguma jos komandos nusprendė susikrauti daiktus ir grįžti namo. Tačiau ji ir ekspedicijos vadovas Robas Sleiteris nusprendė pasilikti ir bandyti dar kartą. Dauguma alpinistų paliko bazinę stovyklą, tačiau keli kitų komandų alpinistai taip pat liko, visi tikėdamiesi paskutinio šanso pasiekti viršūnę. Rugpjūčio 9-ąją jie pamatė trumpą gero oro langą ir nusprendė greitai tuo pasinaudoti. Šį kartą planas buvo pasiekti pačią viršūnę. Tačiau vos tik pasiekę 3-ąją stovyklą, jie susidūrė su nelaime. Sniego lavina buvo nušlavusi jų palapinės. Daugumoje kalnų tai būtų aiškus ženklas, kad padarei klaidą, pastatei stovyklą netinkamoje vietoje. Bet čia yra Kadu. Čia nėra saugių vietų. Sniego lavinos gali įvykti bet kur ir bet kada. Ellison ir kiti alpinistai daugiau nei valandą ieškojo sniege, bandydami rasti užkastą įrangą. Kai jie pagaliau surado, ko reikėjo, jie patraukė į 4-ąją stovyklą, į kurią be jokių incidentų pasiekė rugpjūčio 11 dieną. Laimiai, 4-oji stovykla vis dar stovėjo. Rugpjūčio 12 buvo graži, giedra diena. Tai būtų buvusi ideali diena bandymui pasiekti viršūnę, bet jie buvo pernelyg išsekę po vakarykštės kopimo. Todėl jie nusprendė pailsėti. Kitą dieną rugpjūčio 13-ąją, 2:00 valandą ryto. Ellison ir 10 kitų alpinistų išsiruošė į viršūnę. Nuo pat pradžių kopimas susidūrė su problemomis. Sniegas buvo nestabilus, o orai atrodė nepatikimi. 5 alpinistai nusprendė grįžti atgal, nepasiekęs siaurojo koridoriaus. Utelio Kaklelio kuluaras yra siaura ir pavojinga atkarpa, kurioje reikia lipti po milžinišku seraku, kuris nestabiliomis oro sąlygomis, bet kurią akimirką gali sugriūti. Tai ta Kadu dalis, kurioje supranti, kad tikrai rizikuoji savo sėkme. Vienas iš alpinistų, kuris apsisuko atgal, buvo Peteris Hilaris, Everesto legendos sero Edmundo Hilarijos sūnus. Jam nepatiko oro sąlygos, todėl nusprendė, kad laikas trauktis. Tačiau Ellison tęsė kelionę. Ji veržėsi pirmin, vedama to paties ryžto, kuris ją buvo atvedęs į Everesto viršūnę. Ir 18-17 valandą ji pagaliau pasiekė Kadu viršūnę. Čia stovėjo 8611 metrų virš jūros lygio, viename aukščiausių žemės taškų. Čia buvo viena iš nedaugelio moterų, kurioms tai pavyko, ir tikrai viena iš labai nedaugelio alpinistų, kurie tai padarė be papildomo deguonies. Tai buvo nepaprastas pasiekimas, dar viena pergalė iš moteriai, kuri visą savo gyvenimą įrodinėjo, kad viskas yra įmanoma. Ji tada to nežinojo, bet iš pietų slėnių kilo šiltas, drėgnas oras, kuris netrukus turėjo susidurti su stipriu anticiklonu, artėjančiu iš šiaurinės Kinijos kalno pusės. Audra jau buvo užklupusi Peterį ir kitus alpinistus 5 valandą vakaro. Jie leidosi nuo netoliese esančio Brodo viršukalnės, kuri yra maždaug 600 metrų žemiau nei Kadu. Staiga jis kovojo už savo gyvybę prieš 130–160 km per valandą vėją. Skubėdami ieškoti prieglobsčio, jie su siaubu pažvelgė į Kadu. Jie vis dar matė siluetus ant kalno, kurie vis dar bandė pasiekti viršūnę. Tai buvo Ellison ir kiti alpinistai, vis dar kylantis aukštyn, visiškai nežinodami apie jiems artėjančią nelaimę. 6:17 vakaro pasiekę viršūnę, Ellison ir kiti pradėjo leistis žemyn. Viršūnėje oras vis dar buvo giedras ir jie neturėjo nė menkiausio supratimo, kas jų laukia. Tačiau kaip patyrę alpinistai jie žinojo, kad negali užsibūti ilgai. Jie nebuvo nuėję toli, kai audra staiga užklupo. Tai buvo milžiniška vėjo ir sniego siena, užklupusi juos iš niekur. Temperatūra staigiai nukrito ir per kelias minutės matomumas visiškai dingo. Tai buvo chaosas. Alpinistai buvo išsibarstę, bandydami rasti kelią žemyn, tačiau neturėdami pritvirtintų virvių, prie kurių galėtų prisitvirtinti, ir neturėdami kur pasislėpti, jie neturėjo jokių šansų. Kalnas juos prarijo vieną po kito, kai vėjas juos pakėlė ir sviedė žemyn pietiniu šlaitu. Kartu su Ellison buvo 3 ispanai, vienas naujazelandietis ir vienas amerikietis. Praėjus kelioms dienoms, kai likę 5 alpinistai leidosi pro 4-ąją stovyklą, jie užtiko ant atbrailos gulintį batą. Šis priklausė Ellison. Jie pažvelgė į kitą pusę ir pamatė jos kūną žaliame alpinistės kostiume, gulinti 1000 pėdų žemiau ten, kur ji buvo nukritusi. Jie žinojo, kad turėtų ją pasiimti, bet buvo visiškai išsekę
ir nebuvo jokios galimybės jos nunešti žemyn. Todėl jie leidosi žemyn, palikdami vieną iš didžiausių Didžiosios Britanijos alpinisčių ten, kur jie gulėjo. Alison Hargreaves buvo 33 metų, kai paliko 2 vaikus, kurie užaugo žinodami, kad jų mama buvo viena drąsiausių alpinistų istorijoje. Jie atvyko į K2, kad įeitų į istoriją, ir jai tai pavyko. Iš istorijų, kurias iki šiol papasakojome, turbūt galite nuspėti, kodėl K2 yra toks pavojingas ir kodėl jis nusineša tiek daug alpinistų gyvybių, nesvarbu, kokie jie būtų patyrę. Pirmas dalykas, dėl kurio visi sutarėme, yra oras. K2 yra gerai žinomas dėl savo ekstremalių ir nenuspėjamų sąlygų, ir visa tai susiję su geografija. Matote, K2 yra Karakorumo kalnų grandinės centre, kuri yra viena geologiškai aktyviausių pasaulio vietų, nes Karakorumo kalnų grandinė yra 2 susiduriančių žemynų oro sistemų sandūroje. Vėjai gali atplūsti iš Centrinės Azijos, atnešdami stingdančią temperatūrą ir akinantį sniegą. Tuo tarpu vasaros musonas iš Indijos vandenyno gali įstumti šiltą, drėgną orą į slėnius, o tai gali sukelti gausų snygį ir pavojingas ledo sąlygas. Dėl tokios padėties K2 tampa staigių ir smarkių audrų magnetu. Ir skirtingai nei Everestas, kurį nuo smarkių orų iš dalies saugo aplinkinės viršukalnės, K2 stovi beveik vienas, visiškai atviras. Aštrūs kalno šlaitai visiškai priima nestabilių orų sistemų smūgį, o tai gali sukelti labai nenuspėjamas oro sąlygas, kurios gali pasikeisti akimirksniu. Pavyzdžiui, 2008 metais žiaurios oro sąlygos kalne lėmė netikėtą ledo sluoksnio griūtį – 26 000 pėdų aukštyje. Ši sniego lavina per vieną dieną nusinešė 11 alpinistų gyvybių ir sužeidė daugelį kitų. Ir deja, dėl nestabilios vietovės beveik neįmanoma numatyti, kada ar kur tokie įvykiai gali nutikti. Ir dar yra pati kalno forma. K2 garsėja savo aštriomis, atviromis šlaitais. Skirtingai nei daugelis kitų aukštų kalnų, K2 turi mažai švelnių nuolydžių ar lygių vietų. Maršrutai į viršūnę yra itin techniški ir reikalauja, kad alpinistai apeitų vertikalias ledo sienas ir milžiniškus kybančius serakus. Vienas slystelėjimas, viena maža klaida gali nublokšti alpinistą 1000 pėdų žemyn. Dar yra aukštis. 28 251 pėdų aukštyje, K2 yra antras pagal aukštį kalnas pasaulyje. Kaip minėjau anksčiau, šiame aukštyje deguonies lygis yra maždaug trečdalis to, koks jis yra jūros lygyje. Tai yra liūdnai pagarsėjusi mirties zona, kurioje žmogaus kūnas negali prisitaikyti prie deguonies trūkumo. Kiekvienas įkvėpimas tampa kova, dėl kurios kūnas pamažu pradeda išsijungti. Tai lėta mirtis, kuo ilgiau ten būni, su ar be lavinų ar oro pokyčių. Alpinistai dažnai patiria stiprią aukščio ligą, kurios simptomai yra galvos skausmas, pykinimas ir nuovargis. Tačiau gali būti ir daug blogiau. Aukštumų plaučių edema, APE, užpildo plaučius skysčiu, o aukštumų smegenų edema, ASE, sukelia smegenų tinimą. Abi šios būklės gali būti mirtinos, jei iš karto nenusileidžiama žemyn. O ant K2 nusileisti dažnai yra lengviau pasakyti nei padaryti. Skirtingai nei Everestas, kurį kiekvieną sezoną įveikia 100 alpinistų, K2 yra kur kas mažiau populiarus. Artimiausias kaimas yra už kelių dienų kelio, o kalnas yra toli nuo bet kokių didesnių miestų ar ligoninių. Šis atokumas reiškia, kad jei kas nors nutiktų ne taip, kaip dažnai ir būna, gelbėjimas nėra garantuotas. Net ir sraigtasparniai, kuriuos galima išsiųsti, susiduria su savo iššūkiais, tokiais kaip nenuspėjami orai ir aiškių nusileidimo vietų trūkumas. Alpinistai žino, kad pradėję kopimą, jie iš esmės lieka vieni. Galiausiai K2 kalno ekstremalus šaltis ir vėjo žvarba sukuria žiaurią aplinką. Nušalimai yra dažni, o šaltis gali paversti paprastas užduotis, tokias kaip virvės prisegimas ar pirštinės užsimovimas, beveik neįmanomomis. Kai temperatūra nukrenta ir sustiprėja vėjas, atrodo, kad pats oras tave perskrodžia. Ant K2 kiekvienas tavo sprendimas yra gyvybės ar mirties klausimas. Ką vilkėti, kokią įrangą pasiimti ir kada judėti pirmyn ar grįžti atgal. Visi šie veiksniai susijungia ir paverčia K2 tikrų žmogaus ištvermės, įgūdžių ir valios išbandymų. Tai kalnas, kuris neatleidžia klaidų, kalnas, kuriame net menkiausia klaida gali būti mirtina. Vieta, kur gamtos įniršis gali įveikti net stipriausius alpinistus, palikdamas juos kalno valiai. Žinodamas visą tai,
Kaip manai, kaip būtų galima padaryti ekspedicijas į K2 saugesnes? Pasidalink savo mintimis. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Išlik drąsus ir gyvenk ryžtingai.